Sveiki visi mano brangus klientai ir žiūrovai. Gavau komentarus protingą klausimą, kurį nusprendžiau atsakyti ir jums, nes tai bus naudinga kiekvienam perkančiam automobilį. Klausimas skamba taip. Iš ko labiau apsimoka pirkti automobilį, ar iš privataus pardavėjo, ar iš įmonės? Manau, visiškai nėra skirtumo, iš ko pirkti, svarbu tinkamai atlikti auto patikrą. Tai yra nustatyti, kokia yra tikra rida, ar nebuvo stipriai daužtas, aplamai daužtas, jeigu ir buvo daužtas, tai kaip jis buvo suremontuotas. Ar neturi kažkokių dabar rimtų defektų ir labai svarbus momentas, kaip buvo prižiūrėtas, ar buvo tinkamai eksploatuotas ir remontuotas laiku. Taigi šios dalykus jūs įsivertinę, galite nuspręsti, ar tai automobilis vertas pirkimo ar ne. O tiek privatus pardavėjai, tiek įmonės, tiek pat yra šansų, kad jūs bandys apgauti ir kažkaip finansiškai jumis pasinaudoti. Ir parduoti ar su atsukta rida, ar ten su kažkokiais rimtais defektais. Visur visokių žmonių yra, nei vienų neatmeskit. Taigi ieškokit savo geriausio varianto ir atrasit. Tiek žinių, geros jums darbo savaitės.